Sveiki, penktadienio TV3 žinios ir aš, Renata Šakalytė, jau eteryje. Kviečiu žiūrėti. Šiandien speciali laida skirta Gabijos gimnazijos moksleiviams. Joje matysite žymius žmonės, kurie pasidalins savo mintimis apie mokinių tarybą. Na ką aš galiu apie save papasakoti? Kai aš savo laikais mokiausi mokykloje, taipogi dalyvavau mokinių tarybos veikloje. Buvau aktyvi mokyklos gyvenime. Na, o kalbant apie Gabijos gimnaziją, teko skaityti kandidatuojančių moksleivių gyvenimo aprašymus. Jie išties puikus. Tikiuosi, kad sudarysite darnią ir darbščią komandą. Ką aš apie mokinių tarybą galiu papasakoti? Aš pats tot norėjau. Ir tikslų užsikėlęs turėjau. Ir padaryti daug galėjau. Tik gyvenimo aprašymo atnešti nespėjau. Kažkoks nesusipratimas. Sakė, kad ketvirtadienį atneš dar galima. Atnešu, nepriima. Na bet nieko, gal kitais metais pavyks. Sveiki, aš irgi mokinių tarybos stoti buvau susiruošęs. Paklausiau Kubiliaus, kada gyvenimo aprašymus atnešti. Atnešiau, sako, pavėlavai. O jis sako 100%, kad reikia atnešti ketvirtadienį. Nesuprantu, kas per neatsakingumas pas Kubilių. Na nieko, atsiprašė, susitarėm, kitais metais bandysim stoti. Ką galima toj mokinių taryboje veikti? Skambutį sukonstruot, save realizuot. Gal renginių organizuot. Žinotgi, visiems patinka tas renginis. Ką čia dar galima? Gal su kitom mokyklom kontaktuot. Vis tiegi, žinot. Taip. Kiek esu girdėjusi apie Gabijos gimnazijos mokinių tarybą, išties šaunūs vaikiukai, darbštūs tokie. Labai esu jais patenkinta, būčiau jaunesnė ir pati kandidatuočiau ten. Šiandien tiek. Dėkojame už dėmesį, o dabar žodis Karoliui.